Sveiki visi, šiandien kalbėsime apie mokslinį skiepų tyrimą. Buvo atliktas tyrimas, kas liečia skiepų žalą ir atliko medikai šitą tyrimą. Manęs dažnai žmonės klausia, sako, Dariau, bet ar tu mokslininkas, ar tu gydytojas, juk tik gydytojas gali išmanyti. Ar tikrai, iš kur toks tamsus mąstymas pas jūs, brangieji? Ir mums keista, mes taip pasikalbam, man atrodo, kad jau visi turi žinoti tą skiepų nusikalstamą visą tą aferą, farmacijos tą kartelį, mafiją. Man atrodo, turėtų kiekvienas, bet matomai taip jau yra, kai tu kažką žinai, kai tu kažką suvoki, tavo atrodo, kad visi turėtų žinoti. Bet jeigu kažkas nei minutės, nei valandos neskyrė tais dalykais pasidomėti, jeigu žmonės dabar savo iPhone'us išmano geriau negu savo kūną, tai iš kitos pusės galima suprasti, iš kur yra tokia tamsa. O kad skiepai atneša didžiulę žalą ir kad jie yra stumiami per prievartą. Kiekvieną kartą, kai kažkas stumiama per prievartą, visada susimastykite, ar tikrai čia jums bus naudinga, jeigu per prievartą stumia jūsų apsaugoti, jūs apsaugoti. Jeigu nusikalstamas pasaulis reketas irgi nesako, kad jie atiminėja pinigus, jie sako, kad apsaugoti. Ta pati sistema vis yra apsaugoti. Ne? Prenumeruokit visi būtai Lyja, Akeras, Monika Žilinskaitė YouTube kanalus ir būtinai paspauskite skambutį, nes tik tai taip gausite pranešimus apie naujausius video. Akeras YouTube kanale, netgi pamatysite šitokį gyvūnėlį ir daug kitokių gyvūnėlių egzotiškų iš Floridos. Ačiū tavo, Akerai. Dabar einam iš karto prie to, kodėl žmonės nesupranta. Atrodo, Kennedys laimėjo prieš vyriausybę jau bylą, kur įrodyta, kad nebuvo jokių imamasi priemonių, kad užtikrinti vakcinų saugumo. Jokių. Neįdomu saugumas. Įdomu pardavimai. Kuo daugiau parduoti, bet kokią kainą. Taip reikia išnaikinti tos žmonės, ar ne? Tai procese tai dar galima būtų užsidirbti. Štai kas patapo skiepai, ar ne? Ir Kennedys, čia su prezidentu, jisai išneka, čia Kennedžių prezidentų šeimos, reiškiasi, 35 prezidento sūnėnas, reiškiasi Robert F. Kennedy Jr. Jo tėvas buvo senatorius, jo tėvo brolis buvo prezidentas, abu nušauti ir vienas Kennedys nušautas ir kitas, nes matot, kai kažką pradėti teisingai sakyti, gali tekti paaukoti ir gyvybę, ar ne? Ir kas nutiko su abiejais Kennedys. Ir toliau žmogus, čia jau šeimos tradicija, nesvarbu, šaudo juos, jie vis tiek šviečia žmonės, jie vis tiek sako teisybę, nes tironijai užvaldyti pasaulį yra labai blogas dalykas leisti, ne? Ir žiūrėkite, kas darosi, iki kokio lygio jau farmacija iškrypo, kad stebėkite, pasižiūrėkite Londono olimpinės varžybos atidarymo ceremonija, National Health Services skirtas filmukas, trumpam parodysiu 1 minutę tik tai, ant kiek iškrypo jau pasaulis. Reiškiasi, Health Service, tai kad rodytų sveikus vaikus, kaip sportuoja, kaip džiaugiasi, suvarė pilną stadioną ligoninių, kokie vaikai ligoniai, taip kaip per CNN sako, apsimeskit, kad esat ligoniai, net jeigu nesergate, apsimeskit, kad sergate. Žmonės ploja, nesupranta, galvoja, gal čia taip turi būti. Kiekvienas sveiko proto žmogus čia turėtų pasišlykštėti iš to, kas yra daroma. Bet panašu, kad to sveiko proto jau vis mažiau ir mažiau belieka. Angliškai yra toks pasakymas. Common sense is not common. Common sense is not common. Kaip linksma, žiūrėkit, kaip faina, vaikus ligoniniai veža. Siunčia pasąmoninę žinutę, visas pasaulis turi būti ligoniai, linksmi ligoniai, visas pasaulis turi būti. Farmacijos industrija
Tik tada bus linksma, jeigu jau 100% kontroliuos visą pasaulį. Vaikai linksmi gali būti tik ligoninė. Aš čia verčiu, kokią žinutę jie bando, neverbalinę komunikaciją bando atlikti. Tik nesveiki vaikai gali būti laimingi. Kai būtų faina, nesveiki kūdikiai, nesveiki vaikai. Ir jeigu galvojat, kad jeigu aš perdedu, tai žinokit, tuo aš parodysiu, kad ne. Kad atliktas mokslinis tyrimas įrodo, kad jiem pavyksta jau tai padaryti. Tai gudriai, panaudojant informacinės technologijas, dirbtinį intelektą ir valdant informaciją, galima kaip Hitlerio ten propagandistas tas pasakė, duok man masinės informacijos priemonės ir iš tautos padarysi kiaulę bandą. Tai čia dabar labai tiktų jau ne tautos mastu, o pasaulio mastu. Duokit man masinės informacijos priemonės ir aš iš pasaulio padarysiu kiaulių bandą. Ar jums neatrodo, kad kažkas panašaus jau ir vyksta? Nu ir žiūrim dabar. Ar galiu paremti moksliniais tyrimais? Čia rusų medikas Michailas Svatkovskis. Aš paversiu, gal ne pažodžiui, bet aš paversiu visą esmę, ką jisai sako. Reiškiasi, цель и результаты исследования, tikslas ir rezultatai tyrimo pravestos specialistais Centras Гермес совместно департаментом образования Кировской области, su švietimo departamentu, reiškia, Kirovo apskrities. Nu ir žiūrim, ką jiem pavyko įsiaiškinti. Это была идея, которая родилась после плановой работы на базе нашего центра в результате осмотра детишек. Tai buvo idėja, kuri atsirado, reiškia, mūsų centre po vaikų apžiūros. Reiškia, apžiūrėdavo jie vaikus tam centre ir nusprendė tokią idėją atlikti tyrimą. В возрасте примерно от 4-5 до 13-14 лет. Так получилось, что сюда... Nuo 4 kažkur tai metų iki 14 metų tokiame tarpe atliko tyrimą su tarp kitko, Massachusetts General Hospital Institute for Health, Vascular and Stroke Care Michail Svatkovskis. Tai jisai dabar jau Massachusetts, aš žinau, gal čia Rusija kažkur. Nu labai įdomu reikėtų, bet klausykit, ką sako. Туда почему-то здоровых детей ходило очень мало. Я бы даже сказал, никого. Что навело на мысль, что... Reiškia, sveikų ateidavo vaikų pas mumis labai mažai, praktiškai visai neteidavo sveikų vaikų. 96% vaikų nesveiki. Susimastykit, brangiai, iš kur tokie skaičiai. Kodėl? Что-то происходит с нашими детьми, да? Mes, sako, susimastėm, tai pašiurpom, kažkas vyksta su mūsų vaikais, kažkas žiauraus vyksta su mūsų vaikais. Matėt, prieš tai rodžiau Londono olimpinės kad visi vaikai turi būti ligoniai ir siunčia visam pasauliu pasąmoninę žinutę, kad visi privalo būti ligoniais. Ir dabar atkreipkite dėmesį, sergi ar nesergi, privalai sirgti. Per prievartą privalai sirgti. Štai kaip išviešėjo farmacijos nusikalstamas kartelis. В результате я вышел на Анатолия Михайловича Чурина, попросил помочь в совместном
исследований, это было научное исследование, но оно было направлено на подтверждение общей статистики. Reiškia, su čiuriniu kažkoks čia dabar vardino ir jie nusprendė atlikti, tai buvo mokslinis tyrimas. Ir to tyrimo tikslas buvo tik tai patvirtinti, Российской, которая гласит, что на территории Российской Федерации на сегодняшний день количество здоровых детей рождается не свыше 5%. Цифры не обнадеживающие, хотя... reiškia, oho, čia netgi pasirodo, gimsta jau nesveiki, gimsta nesveiki, nedaugiau 5%, tik tai gimsta sveiki vaikai, o dauguma jau nesveiki. Ir jie norėjo išsiaiškinti, kaip čia taip yra, ar tikrai taip yra. Увидеть что-то другое. Когда мы провели исследования в 3 школах нашего города, это экономико-правовой лицей, это физико-математический лицей и 10-я школа, потому что они все близко расположены между собой, мы, к сожалению, подтвердили данные цифры и количество здоровых детишек из 2 классов. Именно такую цифру. Ir vieno žodėje ten 3 mokyklas tyrė ir patvirtino tuos skaičius, kad tikrai dauguma vaikų yra nesveiki. Dauguma 96%. Осталось, то есть количество здоровых детей составило примерно 4%. Sveikų vaikų procentas buvo tik tai 4%. Iš 100 vaikų tik 4 sveiki, 96 vienokių ar kitokių problemų turi. Susimastykime, kodėl. Gal dėl to, kad iškrypėlių farmacininkų svajonė ir užsispyręs tikslas ir bet ką padarys, bet kokios politikos nupirks bet ką, kad pasiekti 100%, kad visi sirgtų ir kad kuo daugiau sirgtų. Va, jūs turite suprasti motivaciją farmacijos industrijos. Tai pati galingiausia pasaulio industrija, daug pinigų, daug pinigų. Aš atsimenu Silicio slėnyje, vaikščiau per 3 mėnesius virš 100 renginių, jau pagrindinė nekilnojamas turtas, technologijos, finansai. Ir vieną kartą kažkaip nusprendėm užsukti į medikų, tą konferenciją, parodą, ar ne? Tai ir nekilnojamo turto jau ten, žinot, jau lygės tų skiriasi, ten ir maisto duoda, vienur prastesnį maistą, kitur geresnį maistą. Ir kai mes atėjome į tą farmacininkų, konferenciją, tai maistas buvo pats geriausias, o pačios aukščiausios kokybės, kiek tiek nori. Tos, įrengti tos jų vietos, tų parodų labai brangiai, tikrai pranoko bet kurią kitą konferenciją, kiek stengiamės sudaryti tą įvaizdį patikimumo, prabangos, ar ne? Va tau informacija. Их обследовали врачи-травматологи, ортопеды, раз, и врач-невролог. Мы специально... Tos vaikus apžiūrėdavo traumatologai, ortopedai ir neurologai. Выбирали детей по 2 принципам. Только стопы и только осанка. Потому что чаще всего это 2 точки, которые начинают жаловаться родители, сами дети при занятиях спортом, физкультурой, сидение за партой и так далее, и так далее. То есть обычно говорят, мой ребенок сутулится, он не может ходить, посмотрите, как у него ножки криво идут, когда он обувь стаптывает. То есть чаще... Žiūrėti vaikų ten kojas žiūrėjo, aš ne visus žodžius jau galiu tiksliai išversti, bet žiūrėjo, kaip jie vaikšto, problemų su vaikščiojimu, pėdučių, asat, kas, net nežinau, kas tas asat. Ir vieno žodžio, tokių problemų daug kas jau turėjo vaikai. Чаще всего с этими жалобами родители приводили детей в наш центр. Мы брали осознанно только 2 классы. Вопрос сразу возникает, почему 2 класс? Потому что в 1 классе родители еще бегают, дети все еще не понимают, как войти в этот процесс, только там секции, школа, тяжело. Входят в учебный процесс. 3 класс – это уже дети выросли. Jie ėmė tik 2 klasę ir aiškino dabar, kodėl ta 2 klasė, kodėl ne 3, kodėl ne 1. И уже имеют... Video originalą aš patalpinsiu nuorodą apačioje, galėsite pasižiūrėti, kas rusiškai suprantat. Такую махровую ортопедическую патологию, которую становится тяжело лечить. 2 класс – это точка отсчета, когда можно отслеживать и уже что-то догнать. Первая жалоба, которая, если начинаем разговаривать про здоровье детей, это их утомляемость. Они не могут сидеть на занятиях, раз. Они не могут выполнять весь спектр заданий, которые на них в данном возрасте накладывается. Гипервозбудимость, плохое запоминание, Hiperaktyvumas, blogas įsiminimas. Nebegali klasėje sėdėti. Сон,
Blogas miegas. Капризность, жалобы Kaprizingumas. на боли головы, жалобы на усталость тела, Skundimasis galvos skausmai. Kūno nuovargio skundimasis. повышенная потливость и ряд других жалоб, Padidėjęs prakaitavimas ir daug kitų nusiskundimų. Čia pas vaikus. Matot? которые вроде бы не связаны между собой. Я скажу сейчас вещь, которая Daug kitų nuskandimų, kurie atrodytų tarpusavio niekom nesusiję. Ir dabar jisai pasakys kažkokias išvadas. не понравится очень многим. Это клиника интоксикации тяжелыми металлами головного мозга. Sako, ir dabar aš pasakysiu kai ką, kas labai daugam nepatiks. Ir tai yra, kodėl visi tie dalykai nutinka. Tai yra apsinuodimas sunkiaisiais metalais galvos smegenų. Galvos smegenys apnuodytos sunkiaisiais metalais. Sunkiaisiais metalais. Iš kur tie metalai atsirado šitų vaikų galvos smegenyse? Nu, žiūrėsim, ką jis sako. Каким образом возникает интоксикация головного мозга тяжелым металлом ребенка? Nu, tai va čia klausimas. Kokiu būdu gali atsirasti apsinuodimas galvos smegenų sunkiaisiais metalais pas vaikus? Pas daugumą vaikų. Kaip taip gali būti? Pasirodo, tik tai 4% tėvelių, ko gero, buvo protingi ir išvengė skiepų. Va, matot, tie antivaksteriai turbūt žino, ką daro. Pasižymė aukštesnį intelektą. Arba įžvalga, arba rizikos analizė, kažkas tai tokio, kad jų neina taip lengvai apgauti. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что информация, которая является достоверной, по каким-то, не будем комментировать каким причинам, скрывается от родителей, поскольку родители являются основными носителями принятия решений о здоровье и судьбе своих детей до совершеннолетия. Nu ir kažkokiu būdu ta jau atseit patikima informacija pasirodo yra slepiama nuo tėvų. Kodėl slepiama nuo tėvų? Todėl, kad vis dėlto tėvai yra tie pagrindiniai asmenys, kurie turi rūpintis vaikų sveikata ir kurie priims sprendimus tėvai. Todėl labai svarbu išplauti smegenis kam? Vaikam? Ne, tėvam. Mokytojam? Ne, tėvam. Juk tėvai turi sutikti. Arba tėvus reikės priversti. Jau dabar vis daugiau žmonių nubunda, todėl dabar, jeigu pastebėt, bus naudojama prievarta. Jeigu jiem pavyks. Bet ruoškitės, skiepam bus naudojama prievarta, kad suskiepyti visus, nuo koronos, nuo ko tik nori. Nuo ko tik nori, bet farmacija dabar jau nori naudoti prievartą. Jie jau jaučiasi, kad jie gali naudoti prievartą. Jie mano, kad jau užsimė tokias stiprias pozicijas, dabar galės naudoti prievartą. То родители принимают решение о действии или бездействии на основе информации, которая поступает. Veikimas arba neveikimas. Reiškia, tėvai priima, gaudami tą informaciją, kokią gauna, veikti arba neveikti. Veikti arba neveikti. Nu, tai va ir tėvai arba veikia, arba neveikia. Из разных источников. Вот. То, что я сказал, тяжелые металлы, вопрос. Вроде бы, где берутся тяжелые металлы в окружающей нас среде? Sako, tą, ką aš pasakiau, sunkiai metalai, nu, iš kur gali pas vaikus iš aplinkos atsirasti galvos smegenyse sunkiai metalai? То есть мы не кушаем ртуть, мы не... Mes, sako, nevalgom gyvsidabrio, bet gyvsidabris atsiranda smegenyse. Курим, надеюсь, да? Уран. Turbūt urano nerūko vaikai. И так далее. Ну, это к вопросу, что тяжелые металлы могут содержаться в окружающих нас предметах. Вот. Но практика показывает, что на самом деле тяжелые металлы вокруг нас и каждый день нас окружают. Самое частое, откуда тяжелые металлы попадают в наших детей, многоточие, вакцина. Nu va, tai va, sako, pats dažniausias atvejis, iš kur patenka sunkiai metalai į mūsų vaikų smegenis, tai yra mnogotočiai, turbūt čia daugiavalentės vakcinos. Ar ne? Skiepukai brangiai. Jūsų vaikų, ką aš ir visą laiką sakydavau, skiepų tikroji paskirtis yra slopinti vaikų imuninę sistemą ir protinį vystimąsi, ardyti smegenų ląsteles. Ir tėvai per savo nežinojimą, savo brangiausiam turtui, brangiausiam kūdikiams, va šitaip ir padaro. Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės brangiai.
Vietoj to, kad linksmintis, pramagauti, Facebook'e čatinti mergytės ar 18 ar 19, kai jau seksiukų pradedat užsiminėti, jau grėsia turėti vaikučių. Nu tai ir pasirūpinkite, kad išmanytumėt, kas yra vaikučių sveikata, nes kaip taisyklė čia kaip netyčiukas nutinka ir staiga turit vaikiuką invaliduką. Ir po to verkėt, nu kas kaltas, jūsų protelis, jūsų nemąstymas yra kaltas. Да, есть четкая доказательная база. Nusikaltėlių visada buvo ir bus aplinkui, o jūsų atsakomybė savo kūdikius apsaugoti nuo šitų nusikaltėlių. Что каждая вакцина содержит как минимум несколько компонентов, которые являются токсическими для мозга человека. Kiekviena vakcina, kiekvienas skiepas turi kaip taisyklė minimum bent jau kelius komponentus, kurie yra toksiški, kurie yra naudingi žmogaus smegenim. Сколько ему лет. В каждой вакцине содержится соль ртути в 20 раз токсичнее, чем сама ртуть. Это первое. Kiekvienoje vakcinoje yra, reiškia, šito gyvsidabrio druska, kuri yra 20 kartų toksiškesnė negu pats gyvsidabris. O čia kažką naujo ir aš išmokau. Nežinojau. Первое. Второе. В каждой порции вакцины содержится алюминий. Kiekvienoje vakcinos porcijoje yra aliuminis. Man reikės paimti iš lietuvės tos interviu, kuri dirba farmacijos gamykloje, kur gamina vaistus. Jis man paskambino, sako, Dariau, aš noriu pasakyti, ką daro su jūsų vaikais. Jinai toj gamykloje, kur gamina skiepus, kur gamina vaistus. В каждой порции вакцины содержится формальдегид. Kiekvienoje vakcinos porcijoje yra formaldehиdas. Это я только 3 вещества назвал. Aš tik tai 3 dalykus įvardinu. На самом деле состав вакцин держится в секрете, и ни на одной ампуле вещества этого не пишется. Iš tikrųjų, skiepų, reiškia, sudėtis yra laikoma paslaptyje ir niekas nerašo ant ampulės, kokia ten yra sudėtis. Na, kam jums žinoti? Daug žinosi, sako, greit pasensi. Todėl jie pasirūpina, kad jūs mažai žinotumėte ir greitai taptumėte invalidais. Вопрос, почему? Klausimas, kodėl? Kodėl sudėties? Kodėl jie slepia sudėtį? Почему данная информация скрывается от нас, медиков? Все дети, Kodėl šita informacija yra slepiama nuo mūsų medikų? проходящие через наш центр с перечисленными жалобами имеют интоксикацию солями тяжелых металлов. И при опросах выясняется, что эти все дети прошли полную схему вакцинации. Tada... Ir visi tie vaikai, kaip taisyklė, kurie skundžiasi apsinodimą, intoksikacijom, jie visi praėjęs sąžiningai visus skiepus. Čia tokios pareigingos, labai mylinčios savo vaikus mamos, tačiau šiek tiek kvailutės, ar ne? Praėję visą kursą ir šitaip sužaloja savo kūdikius. Numatyt, farmacininkai užsiėmė misiją išnaikinti silpniausius mūsų planetai. Да, вопрос к тому, кто организует это все. Почему информация Jam kyla klausimas, kas visą tą organizuoja. не доводится до специалистов от здравоохранения? Kodėl informacija nepateikiama iki reiškia, specialistų, kurie rūpinasi sveikata? Kodėl netgi specialistus apgaudinėja? Matot, šita mafija, šita afera yra tokia didelė, kad ne specialistam niekas nesako. Va, gydytojas šneka, sako Darius, ne gydytojas. Gydytojas šneka, matot, gydytojai Darius yra geriau negu gydytojas. Gydytojas Darius anksčiau susigaudė, kad čia toj sistemoje yra kažkas nešvaraus. Gydytojai per vėlai susigaudo. Kaip čia taip yra? Kad Darius toks gudresnis negu gydytojai, greičiau susigaudo, kad yra afera sukama? Не опасно ли отказываться от вакцин в стране, где проживают миллионы мигрантов? Čia turbūt klausimas. Ar nepavojinga atsakyti nuo skiepų šalyje, kur yra milijonai... Ответный будет. Узбекистан вымер, Туркменистан вымер, Индия, миллиард населения, там все больные туберкулезом. Там открытая форма туберкулеза у всех. Всех кровохаркают друг на друга. Все в язвах, струпьях и все остальное, да, как там нас пугают.
все больны поголовно. Так, Китай, сколько там населения? Все больны Nu ir поголовно. dabar vardina, kokiuose šalyse, kiek sergančiųjų, kiek tuberkuliozė, kaip kas. Jisai vardina, kiek vat yra sergančiųjų, nu turbūt, nežinau ką toliau sakys, bet turbūt visi jie ten suskiepyti yra. Ну, как-то так. Там столько денег на здравоохранение выделяется, на вакцинацию. Нет. До 1900 года это официальные данные, которые есть на сайте ВОЗ. Онкологические заболевания встречались казуистически. На сегодняшний день второе место по смертности в мире занимает онкологическое заболевание. Это так, информация для размышления. На сегодняшний день число больных аутизмом в развитых странах, где вакцинация выведена на уровень обязательный, раз, и регламентируется на законодательном уровне, превосходит то количество детей, больных аутизмом, где это делается на добровольной основе. Va, žiūrėkit, įdomus faktas, ar ne? Tuose šalyse, kur jau labai agresyviai, tą ką ir Kennedys pasakė, reiškia, ten, kur jau agresyviai stengiamasi jau tos skiepus kiek įmanoma su griežtesniu grafiku, ten autizmų sergančių yra daug daugiau negu ten, kur yra savanoriškai, gali skiepytis, gali ne. Va, įdomus toks rodiklis, ar ne? Sutapimas, nesutapimas. Это два. Третье. Есть четкие статистические данные в конкретных известных медицинских публикациях, где сказано, что чем больше сделано вакцин от гепатита Б, тем выше число заболевших диабетом сахарным первого типа, то есть который требует введения инсулина пожизненно. Na, čia kita statistika, kur ten, kuo daugiau suskiepito, reiškia, hepatitu B, ten tuo daugiau sergančių, reiškia, diabetų, pirmos tos jau formos, ar ne, kur jau reikia insuliną įvedinėti, va matote. Kepa savo farmacininkai vartotojus. Nu ir čia atrodo kiekvienam sveikam mąstančiam žmogui turėtų būti aišku, bet common sense is not common. Jau sveiko proto toks loginis mąstymas jau pasirodo yra labai retas dalykas. Есть прямая зависимость. Yra tiesioginis ryšys. Я скажу не свои слова, а скажу... O čia klausimas buvo, каким образом интоксикация, sunkioji metalų intoksikacija, kaip tai veikia vaikus? Скажу не свои слова, а скажу слова главного научного сотрудника Института Гамалея. Jis sako, aš pasakysiu ne savo žodžiais, o pasakysiu žodžiais pagrindinė mokslininko bendradarbio. Который находится в Москве. Эта женщина, седовласая, умудренная опытом, сказала, что возможно, человечество совершило ужасную ошибку. Ir ta mokslinis bendradarbis iš Maskvos moteris pasakė, kad gali būti, kad žmonija padarė žiaurę klaidą. Klausykim, kokią klaidą. Отказывается принять и признать. Kurią atsisako pripažinti, priimti ir žodžiu. Продолжает упорствовать. Ir tęsia būti, ir toliau tęsia būti užsispyrusiais. Цена этого упорства – наши дети. Ir kaina šito užsispyrimo mūsų vaikai. Aš jau esu ne kartą minėjęs, kaip aš kalbėjau taip pat iš Maskvos su viena mokslininkė iš virusologijos instituto, kuris pasakė, Dariau, ką tu man sakai? Sako, ne vienas iš ten dirbančių mokslininkų ir kitų bendradarbių savo vaikų neskiepėjo. Kaip jūs manot, kodėl? Todėl, kad jie kažką žino. Bet, matyt, jie negali garsiai kalbėti. Gali tik patyliukais vieni kitie pasakyti. Наше будущее. Ребенок, рожденный в роддоме по шкале Апгара, если кто помнит такое, да, цифра там 9, то есть это считается практически здоровый ребенок, да? Jo, vaikas jau gimdymo namuose, ten matuoja, kokios skaičius duoda, tai 9 jeigu, tai jau sveikas vaikas skaitosi, gimsta sveiki vaikai. И вдруг, после первой прививки, он становится длительно и часто болеющий. Ir staiga, po pirmos vakcinos, po pirmo skiepo, jisai palieka
ilgalaikiškai sergantis ir dažnai sergantis. Ilgą laiką sergantis ir dažnai sergantis. Nu ir kas suskiepė esat vaikus, žinot, kad tai yra tiesa. Какая связь? Да вроде никакой совершенно. Koks ryšys? Atrodo, jokio ryšio. Очень часто, а это практически у каждой первой, кто сюда приходили мам, и говорили, что мой ребенок то 20-3, говорили, что все педиатры не связывают возникновение тех или иных состояний с вакцинацией. То есть идет ответ «после» не значит «вследствие». Jo. Ir pediatrai kaip meluoja, reiškia, žmonėms. Ne vienas pediatras griežtai nesutinka, kad skiepai galėjo kažką tai sukelti. Jeigu tai nutiko po, tai dar nereiškia, kad tai buvo pasiekmė to. O, viskas. Jei nutiko po, tai nereiškia, kad pasiekmė to. Dainelė tokius galvoja ir taip apgaudinėja jaunas kvailas mamytės. Ir vyresnės, aišku. То есть они считают, что действия, которые были произведены до этого, не привели к тем изменениям состояния здоровья детей, про которые ведется речь. А здесь мы занимаемся ортопедическими проблемами, неврологическими проблемами, да? То есть болевые синдромы, изменение управления своим собственным телом и так далее, и так далее, это дело. Ну, что такое ортопедия? Это костный каркас, на который нанизаны мышцы, которые локомоторная база, перемещающая человека в пространстве. Если по каким-то причинам это нарушается, есть такое биомеханика, да, слово, то есть когда человек двигается с определенными изменениями, то возникают какие-то сначала натяжения определенных элементов этого каркаса, да, потом возникают изменения. Ir jisai dabar kalba, kaip čia gali ortopediniai tie sutrikimai, kaip juda kaulai, raumenys, kaip tai gali būti susiję, atrodo, su skiepais. Nu, niekaip nesusiję. Функции элементов этого каркаса, а потом, если это проходит долгое время, то начинается повреждение и вырождение. Ir iš pradžių sutrinka funkcijas, po to prasideda pažeidimai, iškrypimai, išsigimimai ir taip toliau. Nu, bet aišku, farmacijos iškrypėliai to tik ir nori. Если это взрослый возраст. Но когда сюда приходят дети с проблемами опорно-двигательного аппарата в 10 лет, там, в 12 лет и выглядят как старички, Žiūrėkit, ką sako, ateina 9 metų, 10 metų vaikai ir atrodo jau kaip senukai. то все резонные вопросы. Что произошло за 10 лет с ними? Что не... Klausimas kyla, kas nutiko su jais per 10 metų? Такими больными сюда пришли. Надо сидеть прямо, надо заниматься физкультурой, надо пить водичку, надо там то сё, это, кушать витаминки, слушать маму. Это все правильно. Но это опять же внешняя составляющая. Если мы ждем, что ребенок сядет правильно и у него не будет сколиоза, это профанация. То есть почему? Потому что ребенок должен сидеть правильно, если он может сидеть правильно. Jo, sako, turi vaikas sėdėti, sako, vaikai tiesiai ir viskas bus gerai. Gerti vandens, klausyti mamos, sėdėti tiesiai, viskas bus gerai. Bet čia sako, išoriniai tik reikalavimai, o vaikas gali sėdėti tiesiai, jeigu jis gali sėdėti tiesiai. Должен это уметь делать. А если его мозг не может управлять его мышцами и держать его осанку правильно, какое правильно сидеть? Второе. Его сказали, хорошо. Bet sako, jeigu jau vaiko smegenis yra intoksikuotas ir jos negali tiesiai išlaikyti, jau atlikti tų nervinių funkcijų, tai kaip jis tiesiai sėdės, nuo galvos pasirodo pareina tie dalykai. Netgi yra liaudiškas lietuviškas pasakymas, visos ligos nuo galvos pareina, ne? Arba medikai tai turi tokią terminą, sako, 90% ligų yra psichosomatinio pobūdžio. Все на перерыв в зал спортивный. Прибежали в спортивный зал. Тренер говорит, так, дети, налегли, на сегодня у нас там тренировочка мощная. Ребеночку дали нагрузочку. А нагрузочку ребенок не может переносить, потому что его мозг, который кричит от токсинов, не может управлять его мышцами. И в результате ребенок говорит, да тренер, да я же устал, молчи там. Nu, čia pasaka, kaip suprantate, jeigu jo smegenis jau yra sudarkytas, jis negali net fizinį krūvį priimti, o vis tiek iš jo fizinio krūvis jau reikalaujama. Стисни там, ты все, ты же мужик, работаем. То есть ребенок начинает повреждаться, потому что он не может вытерпеть нагрузки, которые запланированы. То же самое. Он сидит на уроке, его колбасит. Его состояние не позволяет ему просто себя зафиксировать 45 минут, смотреть на учителя. Ему так, что-то бы надо... что ж такое-то, а? То есть ему неуютно. А учитель, так, сидеть всем на месте. Что такое? Почему себя плохо ведем? И он не может понимать, учитель, что ребенку невозможно зафиксировать себя на месте, потому что его мозг кричит ему «мне плохо». Jo, netgi vaikas, kad pamokoje nesėdė, jis normaliai
Vaikas negali sėdėti, nes jo visas protas, sako, jam yra blogai, yra dirgina visa centrinė nervų sistema toksinais, gyvsidabriu, sunkiaisiais metalais, aliuminiu, formaldehidu, yra apnuodytas mažom dozėm, nieks neprileidėm litrą, bet tų dozių tiek labai nedaug tai reikia, kad ardyti tas jautrų audinį nervinį. У него токсин нужно выводить, а выводится токсин, слава богу, наши дети бегают по улице. Jo, reiškia, toksinus reikia išvesti lauk, jau kur yra suvesti. O kaip toksinai išvedami? Богу не дерутся, это лечение их. Движение. Labai gerai, kad vaikai juda, labai gerai, kad vaikai bėgioja, jeigu jau yra suskiepyti. Judėjimas išvaro toksinus lauk. Выводит токсины из организма. Как можно изменить ситуацию? Как галим покейсти ситуацию? Можно и одному достигать результатов, но тот, кто встал на этот путь, должен четко понимать, что за что он вообще берется. То есть, когда я выступил в одном учреждении перед известными людьми нашей области и рассказал цифры, которые были... Kaip išvesti, sako, galima pačiam viską tą daryti, bet reikia suprasti, su kuo jūs turėsite reikalų, kad tai rimtas, sudėtingas darbas. Ir labai sako, kad čia kažkokiam pasirodymė kalbėjo. Выявлены в результате обследования детей и рассказал, каким образом можно из этой ситуации выйти. И в конце был задан вопрос. Какие вопросы? В зале была гробовая тишина. Должна быть четкая, конкретная методическая работа с директорами школ. Pasakoja, kaip jis pats skaitė lekciją ir uždavė klausimą, kokiu turit klausimų, ir salėje buvo visiška tyla, nieks nežinojo kokiu klausimu. Čia reikalinga koordinacija, ir mokytojai, ir tėvai turi dirbti kartu. Учителями, с родителями на местах должен быть какой-то единый регламентирующий орган, информационный портал, центр, как угодно его назвать, да? Который дает достоверную информацию, не искаженную в угоду той или иной фирме, того или иного препарата, того или иного... Reiškia, turi būti, jisai jau čia kalba apie utopiją, kad turi būti kažkoks portalas ir taip toliau, brangieji. Taip turi būti, pasaulis turi būti gražus, pasaulis turi būti rūpinamas vaikai, taip atrodo turėtų būti, bet taip nėra. Kuo anksčiau jūs suprasite ir kaip sako, o ne taip, kad nukreipta iškreipama informacija, kad link vieno ar kito preparato ar vieno ar kito skiepo linkme iškreipyti informaciją. Jis sako, kad turi būti nepriklausomas organas, bet klausykit, farmacija jau visą pasaulį yra nusipirkus. Farmacija dabar visą pasaulį gazina ir pučia propagandą dėl koronos, užrakino visą pasaulį kaip į kalėjimus. Nupirko visas praktiškai, visus politikus, visi dirba, dabar visi yra farmacijos pardavėjai. Visi dabar tik tai kaip dar daugiau padaryti pinigų iš farmacijos. Niekam neįdomu jūsų ir jūsų vaikų sveikatas. Kuo anksčiau jūs tą suprasite, то гречев galėsime tai pakeisti. Направление медицинской деятельности. Второе, это уже система образования самих медработников. Не просто их посадить. Ir dabar jisai sako, kad vėl, ne apie nerelius, aš suprantu jo intencijos geros, kad medikus vėl šviesti, kad medikai kalbėtų prieš skiepus. Tu ką, juokauji? Tu ką juokauji, kai medikai yra užprogramuoti kaip robotininkai, jiem išplautos smegenys pats, taigi sakė, kad slepiama informacija yra nuo jūsų. Čia su gerom intencijom žmogus, bet tai yra daugiau utopija, kad susidoroti su farmacijos mafija, brangiai, čia turi būti jau labai geras planas ir turi labai organizuotai veikti visos planetos gyventojai. Федеральные стандарты и платить зарплату за то, что они собирают как можно больше больных людей. А именно, чтобы доктора были заинтересованы в уменьшении количества больных людей. В Древнем Китае... Sakau, jis šneka apie utopijas. Kad gydytojai būtų suinteresuoti sumažinimu, reiškiasi, šaunuolis, svajonės jau yra gražias, bet dabartiniam pasaulyje taip pat suprantate, ką tu kalbė. Kad gydytojai būtų suinteresuoti, kad nesirgtų žmonės. Tai taip, čia būtų labai teisinga sistema, tai logiška, teisinga, bet ką tada farmacijos industrija, jų pelnai nukristų 99%, jeigu ne daugiau, ar ne? Ir dabar jis pasakojo, kaip senovės Kinijai, reiškiasi, turėdavo gydytojas laikyti žmogų sveiką, ar ten karalių, ar ką tokį.
Император платил врачу, доктору своему, когда был здоров. Reiškia, imperatorius mokėdavo savo gydytojui tik tada, kai būdavo sveikas. Žiūrėkit, kas nutikdavo su gydytojui, jeigu susirgdavo imperatorius. Когда он заболевал, почему-то доктора убивали. Kai imperatorius susirgdavo, kažkodėl gydytojai užmuždavo. O taip. Kaip būtų faina, ne? Kad jeigu mus laikytų sveikais, vadinasi, jiem būtų mokami pinigai, o tiek, kiek jiem priklausė, geriau negu kitiems, ne? Nes vis tiek rūpinasi mūsų brangiu turtu. O jeigu mes susirgam, jiem kažkokias bausmes, neužmušti gal per žiaurų būtų, nes žmonių irgi atsakomybė yra, jie turi savo sveikatą rūpintis, bet jiem tada iškart nupjauti pajamas dvigubai, trigubai, baudas, licencijas atimti, jeigu jau pradeda jo rajone daug žmonių sirgi. Va čia būtų teisinga motyvacija. Patys dabar logiškai mąstykit, jeigu motyvacija yra kuo daugiau ligonių, kuo ilgiau sirgtų, kuo žiaurė, kuo sudėtingesnės operacijos ir iš to jie užgauna kuo daugiau sergančiųjų, tuo didesnius namus, tuo keliauja po pasaulį, tuo jie gali politikus nusipirkti viską, žodžiu, teritorijas užimti. Tai faktas, kad jie iš pradžių atsargiai meluodami, o dabar jau perėję agresyvę strategiją, naudoti prievartą, priiminėti įstatymus ir padaryti visą pasaulį ligoninėmis. Taip jau gavosi per žmonių kvailumą. Хорошая мотивация была. А у нас сейчас очень хорошая мотивация, что ты выписал очень много таблеток. Čia būtų gera motivacija, o dabar labai gera motivacija pas mus, kad kuo daugiau tablečių ir kuo daugiau skiepų. Что ты правильно назначил метод лечения, который чуть-чуть облегчает качество жизни. Создался пласт людей, которые получают информацию, но не осознают ее значимости. Семимильными шагами идет разрушение системы ценностей для человека. Septynmyliais žingsniais yra naikinama visa sistema, vertybių sistema. Nes farmacijos nusikaltėliai, nusikalstamas pasaulis užvaldė farmaciją ir užvaldė viską, užvaldė valdžią, užvaldė universitetus, sistemingai per daug metų jie nusprendė, kad 2020, nuo 2020 iki 2030 jie įgis absoliučią tvarką. Taip, kad brangiai, pasiruoškite šeikui, pasiruoškite patiems baisiausiam scenarijam, koks tai gali būti šitoj planetoj ir melskitės, kad iš tos scenarijos mes išeisime su minimaliais nuostoliais. Kad bus žiauru, kad jau vyksta kažkas žiauraus, tą turbūt jau visi suprantat. Dabar melskimės ir galvokime ir planuokime, kaip mes galime visą tą farmacijos mafiją išnaikinti. Они знают, что эти знания есть. Все, да, пожалуйста, сейчас в интернете, там, в книжке, вон, публикации, все есть. Пожалуйста, информация доступна сейчас вся. Но она подается под таким соусом, что она может оказаться, не такой важной на сегодняшний. Čia man patiko, kaip jis paaiškina, sako, informacija yra, informacija kaip būtų sveiku, kaip apsisaugoti nuo skiepų, ir aš paduodu kiek informacijos, ir įstatymai, ir Kennedys šneka, ir tą, ir savo patirtį, ir mano vaikas 7 metų, ne vieno skiepo negavęs, nie karto nesirgęs, ar ne, sveikas, žaizdos gyja greičiau, superintelektualus yra, atrodo, informacijos yra pilna. Bet sako, žmonėm jinai kartais pateikiama tokiam padaže, kad tai nesvarbi informacija. Arba Facebookas, YouTube'as ir Google'as nuleidžia ten kažkur į apačią, kaip pats Markas Zupengas paaiškino, jeigu žmogus tiksliai įrašys, kad tokios grupės nori, tada atras. O taip jau Facebookas nesiūlys, nustums į apačią ir vietoj to visur reklamos COVID-19, kokie baisi korona, kokių skiepų dabar visiems reikės, reiškiasi, kaip reikia visus skiepyti, čia pageidauti neprivalomai. Да, то же самое, вот мамочки дают информацию, что надо ребеночку там это, 5-е, 20-е, она это знает, мы это обозначили. Но на химическом уже уровне, на ментальном уровне она не будет ничего делать. Žiūrėkit, kaip tai, sako, netgi mes pasakom mamai, kad reikia tą, 1, 2, 3, 4 daryti, bet sako, jau netgi cheminiam lygiai, jinai nebepajėgi priimti tokių sprendimų, protiniam lygiai, cheminiam lygiai, jinai to nedarys, jinai geriau su draugė cigaretę parūkys arba pačiatins Facebook'e, socialinės tinkluose. Сейчас среди
людей до 30 лет отсутствует вектор саморазвития. Люди Dabar, reiškia, tarp žmonių iki 30 metų jau neegzistuoja savęs tobulinimo vektorius. Ir labai teisingai pasakė, aš tobulinu žmonės, tiesa, užsiprenumeruokit mano kanalą Darius Ovelingas. Ten kalbama tik tai apie savęs tobulinimą, apie tikėjimą, apie tikslus, apie atminties tobulinimą, apie pasąmonės programą, apie savo kūno valdymą, apie emocijų kontrolę. Bet tie dalykai jau nebeįdomus dabartiniam žmonėm. Dingo iš akiračio, kažkokiu būdu išmušė, įdėmėsi atkirto socialinių tinklų peržiūrą, ką žinau, kova už būvį, kad valgyti gautų, pačiatinti, papletkinti, kažkokius idiotišką humorą pasižiūrėti. Va, dabar tokie tėvai yra. Tokie tėvai. Ir ką jūs norite, kad vaikai būtų sveiki? Per daug norit. Не готовы сами себя созидать. То есть уровень Творца у них выключен. Jau patys save kurti žmonės, patys save vystyti jau nebepajėgų savarankiškai. Jeigu per prievartą dar jos versi mokykloje, dar sako ir tas lygis jau, kad pats save tobulinti, išjungtas. Tas sugebėjimas pats savęs tobulinimo išjungtas pas juos. Полностью. Pilnai. Причина, потому что людей химически изменяют. Ir priežastis, kodėl taip yra, todėl kad žmonės chemiškai keičia, cheminę sudėtį žmonių keičia. На уровне вакцины раз, второй, Skiepų pagalba tai yra daroma. Химически изменяют на уровне лекарств, которые мы едим горстями. Vaistų pagalba yra, kurios tiesiog ėda krūvom. Им все равно, что с ними происходит, все равно, что происходит с их детьми, все равно, что происходит с их семьей, с окружающей ситуацией. То есть создается информационное, духовное, ментальное, как угодно, оккультное, я не знаю, воздействие. Reiškia, informacinis poveikis, mentalinis, koks tik norite poveikis, dvasinis daromas poveikis. На мозг, на химию, на гены людей, когда люди не осознают опасности происходящего с ними, с их родственниками, с их страной. Reiškia, daroma toks poveikis, daveda iki tokio lygio, kad žmonės jau pavojaus nebejaučia pavojaus. Ir tikrai, kiti žiūri jaunimas, jie galvoja, ką tu čia nusišneki, jie jau nebejaučia pavojaus, ar ne? Tai dabartinė ta karta yra vadinama prarasta karta, brangiai. И в итоге вектор развития этой страны стремится в никуда. Это и есть вырождение. Ir vektorius samorazvytės, savęs tobulinimo juda niekur, tai ir yra išsigimimas. Štai kokią žiaurę prieėjo mokslinis tyrimas, kokią prieėjo išvada apie jūsų vaikučius ir apie tėvukus, reiškia, kas vyksta šitam pasaulyje. Tai tiek, brangiai, čia biškoti gavosi ilgas, bet ką padarysi, man atrodo, gal verta ne tik tai valandą apie tai pakalbėti, gal verta pakalbėti apie tai 100 valandų, 1000 valandų, ar kas geriau, ar sugaišti, išsiaiškinti apie skiepų žalą. Pas mane visas grojaraštis yra, eikit klausykite, ten turbūt bus pasikartojanti informacija, bet perklausykite, ten 20, 50 valandų, 100 valandų klausykite, užsirašykit, konspektuokit, patys mąstykit, užduokit savo klausimus. Man tai atrodo, jau turėtų dauguma žinoti, kad tai yra apgaulė, kad tai yra melas, kad tai yra traumuojami vaikai, bet va, kaip šitas gydytojas sako, jau išjungiamas jums, bet koks mąstymas yra išjungtas, kad jūs net nebejaučiat pavojaus. Tai paskirkit 10, 100, 1000 valandų, net jeigu reikės paskirti, kad išsiaiškinti šitą melą, šitą propagandą. Ir vis tiek tai bus mažiau, negu po to jūs turėsite autistą vaiką auginti visą gyvenimą. Visą gyvenimą. 30, 50 metų. Kiek jie nugyvens? 60 metų. Jie dažniausiai anksti numiršta. Vat kiek jie gyvens, tiek jūs turėsite prižiūrėti. Jūs būsit slaugai savo vaikų. Aš jau net nebežinau, kaip dabelsti žmonėms kartais. Atrodo, jau dauguma supranta. Bet medikas sako, kad jau dauguma yra cheminiam lygiai išjungtamas gebėjimas mąstyti. O tos, kurie dar mąsto, stengiasi visai kompromituoti, užgesinti arba nužudyti.
Išgyvens stiprieji, brangiausi. Brangieji, išgyvens stipriausi, tie, kurie yra stiprus. Taip, kad susimastykit, ar jums ir jūsų palikuonėm vis dėlto būsite farmacijos faršas, ar būsite vis dėlto dvasiniai sutvėrimai, kurie atėjote į šitą planetą su kažkokia užduotim ir ją įvykdysit nepriklausomai nuo pavojų, baimių ar mirties. Gerai, tai tiek. Daugiau tokios informacijos norėsit, tai va, visi būtai kanale rasit. Jeigu savęs vystymo reikia, Darius Overlingas, mano vardas pavardė, Keras Overlingas, YouTube kanalas apie gyvūnėlius ir Monika Žilinskaitė apie mitybą ir sveikatą. Ačiū visiems ir būkite sveiki, o svarbiausia, būkite protingi, būkite logiškai mąstant, supraskit, kaip aferistai jūs apgaudinėja ir mulkina. Ir žinokit, ir nenutiks tokių dalykų. Ir nenutiks dalykų. Tokie dalykai tik nutinka tiems silpnesnio protelio žmonėms, kaip nebūtų gaila. Žiūrėk, po to kalbi su jais, oi, kaip aš nepasidomėjau. Nu, tai kodėl nepasidomėjai? Nu, tai kodėl, ką aš galiu dabar pasakyti, verkia tos mamas, tos invalidukus prižiūrėdamas, taip toliau. Matot, jūs turbūt asmeniškai ne su vienu nesat pabendravę, aš esu jau su daug tokių pabendravęs. Verkia, ašaros bėga ir pakeitęs esu daug. Ir pakeitęs, va, žiūrėkit, yra mano rusų kalba, man atrodo, yra keltas interviu, ten iš manęs psichologai iš Maskvos ima interviu, sako, Dariau, mes kažkaip net nemąstėm apie tai. Sako, bet kai tu pasakėjai, mes pradėjome apie tai galvoti. O po to ta moteris, kur nieko nežinojo apie skiepų žalą, kai ant savo vaiko patyrė žalą, spėkit, kas nutiko, jinai net knygą išleido. Monika ten rusų kalba jinai išleido ar anglų kalba rusą? Net knygą išleido apie skiepų žalą, kad reiškia įspėti kitas mamas. Bet jinai tarp kitko tą patį pripažino. Sako, žmonės jau yra užzombinti. O kokia pati buvo? Pati buvo tokia pat. Pati nemastė, nors jau atrodo metų, ne 19, ne kiek, jau pagimdė, jinai taip jau brandi būdama ta mama, ar ne? Bet va matot, tamsa brangiai yra baisus dalykas. O propagandistai, va visokie Delfi, TV3 ir tas visos oficialios žiniasklaidos mulkins jūs. Mulkins ir naudos jūs ir jūsų vaikučius kaip faršą, o jūs galvosite, ar tikrai taip gali būti. Nu tai subręskite protiškai, subręskite emociškai ir žinokit, daug daugiau pamatysit šitam gyvenime. O aš jūsų mokytojas. Jūs man net pinigų už tai nemokat, matot? Kaip įdomiai. Susimastykit, kodėl aš jūs mokau. Turėtų būti neįdomu, čia jūsų problemas. Jeigu aš visą gyvenimą lavinau proto, jūs ne, nu tai čia jau jūsų problemos, o ne mano. Ar ne? Bet vis tiek aš jūs mokau. Gerai, prenumeruokit YouTube kanalą ir iki malonaus.